Tao Te Ching – YouTube vaizdo įrašo aprašymas apie knygą Tao Te Ching, vieną seniausių ir įtakingiausių filosofinių tekstų žmonijos istorijoje. Parašyta apie nuo 5 iki 4 amžiaus prieš Kristų Kinijoje, tradiciškai priskiriama išminčiui Lao Zi, Lao Tze. Ši knyga sudaro daosizmo filosofijos pagrindą. Ji trumpa, tik 81 skyrius, daugelis jų vos kelios eilutės, tačiau kiekvienas žodis kupinas gelmės. Tao reiškia kelią. Tai kažkas neišsakoma, neapribojama, esančia prieš viską ir po visko. Te – dorybė arba galia. Ching – klasika, kanonas. Tai knyga apie tai, kaip gyventi harmonijoje su pasauliu, su savimi ir su tomis jėgomis, kurių nei matome, nei visiškai suprantame. Kodėl ši knyga aktuali šiandien? Daugiau nei 2500 metų senumo tekstas. Ir vis dėlto skaitydamas jį šiandien gali jaustis, tarsi autorius rašė apie 21 amžių. Apie perdegimą darbe, apie politikų ambicijas, apie socialinių tinklų triukšmą, apie tai, kodėl kuo daugiau valdome ir kontroliuojame, tuo labiau viskas išslysta iš rankų. Aktualiausios mintis iš Tao Te Ching. 1. Apie tikrąją stiprybę. Tas, kuris įveikia kitus, yra stiprus. Tas, kuris įveikia save, yra galingas. Šiandienė kultūra šlovina konkurenciją ir dominavimą prieš kitus. Lao Zi sako, tikroji kova yra vidinė. Valdyti save sunkiau nei valdyti kariuomenę. 2. Apie vandenį kaip gyvenimo modelį. Aukščiausias tobulumas yra kaip vandens tobulumas. Vanduo naudoja visus daiktus ir užima žemą vietą, kurios visi žmonės nemėgsta. Vanduo nekovoja, jis teka aplink kliūtis. Jis minkštas, bet išgraužia uolas. Lao Zi kviečia mus būti kaip vanduo, lankstus, nuolankus, bet nepalaužiami. Ar neprimena tai geriausiųjų lyderių, sportininkų ar menininkų charakterio? 3. Apie veikimą neveikimu. Wu Wei. Tao savo įprastame kelyje nieko nedaro. Ir taip nėra nieko, ko jis nedaro. Wu Wei tai netingumas. Tai veikimas be prievartos, be perdėtų pastangų, pagal natūralią tėkmę. Kaip patyrę chirurgai dirba ramiai. Kaip geri tėvai nevaldo, o veda pavyzdžių. Šiandienė produktyvumo kultūra dažnai stumia mus į priešingą pusę. Daugiau, greičiau, sunkiau. Tao Te Ching klausia, o jei mažiau, būtų daugiau. 4. Apie žinojimą ir tylą. Tas, kuris žino, nekalba. Tas, kuris kalba, nežino. Skrolindami socialinius tinklus matome, kad labiausiai šaukia tie, kurie mažiausiai žino. Tikroji išmintis dažnai tyli. Tyla nėra silpnybė, ji yra galia. 5. Apie pasitenkinimą. Kas patenkintas, neprivalo gėdos bijoti. Kas moka sustoti, nekaltinamas. Nuo pavojaus laisvas, ilgai gyvens. Vartotojiška visuomenė moko mūsų nuolat norėti daugiau. Lao Zi prieš 2500 metų jau matė šį spąstą. Pasitenkinimas tuo, ką turi, tai nepralaimėjimas, tai laisvė. 6. Apie valdymą ir laisvę. Kuo daugiau įstatymų ir draudimų, tuo daugiau vagių ir plėšikų. Perdėta kontrolė sukuria priešingą efektą. Tai aktualu tiek valstybių valdymui, tiek įmonių vadovams, tiek tėvams auklėjant vaikus. Žmonės klesti ten, kur yra pasitikėjimą, o ne ten, kur yra baimė. 7. Apie nuolankumą kaip didybę. Didžioji valstybė yra kaip žemai gulintis srautas. Ji tampa centru, į kurį krypsta visos mažos valstybės. Lyderiai, kurie nusižemina, pritraukia žmonės. Tie, kurie pučiasi, atstumia. Istorija tai patvirtina vėl ir vėl. 8. Apie gyvenimo ir mirties supratimą. Žmogus gimstant yra lankstus ir silpnas, mirdamas tvirtas ir stiprus. Taip tvirtumas ir stiprumas yra mirties palydovai, o minkštumas ir silpnumas – gyvenimo. Medžiai, kurie lenkiasi vėjui, išlieka. Tie, kurie stovi standžiai, lūžta. Lankstumas nėra silpnybė, tai gyvybingumo požymis. 9. Apie tai, ko nematoma. 30 stipinų susijungia viename stebulėje, tačiau būtent tuščia erdvė lemia rato naudingumą. Tuštumos filosofija. Tai, ko nėra, dažnai svarbiau už tai, kas yra. Indo vertė jo viduje. Kambario vertė erdvėje. Žmogaus vertė tame, ką jis leidžia augti kituose.
10. Apie mokymasi ir išmintį. Tas, kuris atsideda mokymuisi, diena iš dienos didina žinias. Tas, kuris atsideda tao, diena iš dienos mažina. Paradoksas. Tikroji išmintis – ne kaupimas, o atleidimas. Atsikratyti iš ankstinių nuostatų. Tapti tarsi naujagimis, kuris viską mato šviežiamis akimis. Vienas sakinys apibendrinimui. Jei visą Tao Te Ching reikėtų sutalpinti į vieną mintį, jis skambėtų taip. Gyvenk natūraliai, nekovok su srautu, būk minkštas kaip vanduo ir tyliai stiprus kaip slėnis. Ir pasaulis pats eis tau į